Paskyra bibliotekų kataloge www.ibiblioteka.lt. Interneto naršyklės paieškos laukelyje įveskite www.ibiblioteka.lt. Puslapio viršuje spauskite prisijungti. Įrašykite naudotojo vardą, prisijungimo vardą, pažymėjimo numerį arba elektroninio pašto adresą bei slaptažodį. Spauskite prisijungti. Arba prisijunkite naudodamiesi Google ar Facebook paskyromis per elektroninius valdžios vartus ir vykdydami tolesnes instrukcijas. Puslapio viršuje spauskite ant savo vardo ir Mano paskyra. Skiltyje Mano paskyra pateikti asmens duomenys. Norėdami, kad informacija būtų pakeista, kreipkitės į bibliotekos registratūrą. Šiame lange matote savo prisijungimo informaciją. Norėdami pakeisti prisijungimo vardą, spauskite Redaguoti. Įveskite norimą tekstą ir spauskite Saugoti. Norėdami pakeisti slaptažodį, spauskite Redaguoti. Įrašykite seną slaptažodį ir 2 kartus įrašykite naują slaptažodį. Spauskite Saugoti. Savo paskyrą galite susieti arba atsieti nuo socialinių tinklų paskyrų. Spauskite Susieti, Atsieti ir sekite tolesnes instrukcijas. Norėdami pakeisti kontaktinę informaciją, spauskite mygtuką Redaguoti. Pakeiskite norimus duomenis ir spauskite Saugoti. Norėdami pakeisti išsilavinimą, spauskite mygtuką Redaguoti. Pakeiskite norimus duomenis ir spauskite Saugoti. Norėdami gauti apklausos anketas ir bibliotekos naujienlaiškį, spauskite Redaguoti. Sutinku arba nesutinku ir Saugoti. Spauskite Mano e-biblioteka, Mano bibliotekos. Spauskite Pridėti bibliotekas, pasirinkite bibliotekas, kuriuose planuojate lankytis. Pasirinkite norimą biblioteką, perskaitykite taisykles ir spauskite širdelės ikoną prie bibliotekos filialo. Patvirtinkite, kad perskaitėte ir sutinkate su pažymėtos bibliotekos naudojimosi taisyklėmis. Spauskite Registruotis į lankytinas bibliotekas. Norėdami išsiregistruoti iš savo bibliotekų, pasirinkite norimą biblioteką, spauskite mygtuką Išsiregistruoti. Norėdami matyti savo skaitytojo pažymėjimą, spauskite Mano e-biblioteka, skaitytojo pažymėjimas. Čia matysite savo pažymėjimo numerį ir galėsite atsisiųsti skaitmeninį pažymėjimo failą. Jei pametėte savo pažymėjimą ir norite jį užblokuoti, spauskite Peržiūrėti, Užblokuoti. Norėdami užsisakyti naują pažymėjimą, spauskite pagalbos mygtuką ir sekite pateiktas instrukcijas. Norėdami matyti savo užsakymus, spauskite Mano e-biblioteka, Užsakymai. Čia galite peržiūrėti, atšaukti užsakymą ar prasitęsti dokumento grąžinimo terminą. Norėdami atšaukti užsakymą, spauskite Daugiau veiksmų su įrašu, Atšaukti užsakymą. Norėdami pratęsti grąžinimo terminą, spauskite Daugiau veiksmų su įrašu, Pratęsti grąžinimo terminą ir Pratęsti. Jei leidinys rezervuotas kito skaitytojo, pratęsimas yra negalimas. Norėdami matyti skolas ir mokėjimų istoriją, spauskite Mano e-biblioteka, Mokėjimai. Delspinigiai yra skiriami už kiekvieną dokumentą atskirai. Tad norėdami sumokėti visas skolas, susumuokite vienos bibliotekos sąskaitas ir atvykite jų apmokėti į bibliotekos registratūrą. Daugiau informacijos bibliotekos internetinėje svetainėje.